tikrai noriu pasidžiaugti, kad vėl greitai prasidės nauji mokslo metai ir Vilniaus miesto gatves išeis labai daug moksleivių, o tarp jų daugiau negu 5000 pirmokėlių. Ir kasmet, jau 12 metus, kartu su Lietuvos draudimu, su be abejo policijos komisariatu skelbėme akciją Apsaugok mane. Tikslas labai aiškus ir paprastas, kad mūsų vaikai saugiai nueitų į mokyklą ir saugiai iš jos grįžtų. Ir kad vairuotojai atkreiptų dėmesį į tai, kad gatvės yra moksleiviai, mokinukai, kurie pirmą kartą galbūt savarankiškai eina į mokyklą. Bus daugiau dėmesio skiriama, kaip važinėja vairuotojai. Tam mums padės policijos pareigūnai, be abejonės taip pat Vilniaus miesto saugos miesto departamento darbuotojai. Na, o nedaug dėl įvyks kažkoks įvykis, tai visi įvykiai yra šiuo atveju Lietuvos draudimo projekto partnerio ilgamečio apdrausti. Kaip ir visą laiką tradiciškai dirbsime sustiprintai prie mokyklų, prie didžiųjų pėsčiųjų perėjų, prie didžiųjų sankryžų, tam, kad padėti mūsų mokinukam vėl grįžti į tas vėžes, kad nebūtų nereikalingų skaudžių įvykių.